Labas. Tai, ką patiri iš akimirkos į akimirką, tai yra tavo vientisa energijos tėkmė. Kad ir kaip tai pasireiškia, kad ir kaip tavo gyvenimas pasireiškia, tai yra tavo vientisa energijos tėkmė. Ir kada jai nesipriešini, tada tu gali ją lengvai pakreipti norimą linkme. Tačiau pirmiausia, tu turi pasiduoti gyvenimo tyrumui. Vėlgi priimti akimirką tokią, kokia ji yra. Ir tada tas pats gyvenimo tyrumas ir pakreips tavo energijos tėkmę į tavo tikrosios valios išraišką, į tavo nuoširdžiausią valios išraišką. Tai štai, čia yra dviejų pagrindinių kelių susijungimas, kur susijungia pasidavimo ir priėmimo kelias ir valios bei fokuso kelias. Dar kitaip sakant, tai galima įvardinti kaip vyriškos ir moteriškos energijos balansas, kuriame yra realizuojamas vientisos meilės galios vientisumas. Tad linkiu atrasti šį balansą ir patirti savo širdies kelią sklandžiausioje tėkmėje, sklandžiausiame atsiskleidime. Linkiu atrasti šitą vienybę, kur susijungia pasidavimas ir valia, kur susijungia priėmimas ir fokusas. Kviečiu atrasti šitą vientisumą. Bet vis tiek pirmiausia, mes turime kaip ir pilnai priimti savo gyvenimą, savo būseną, taip kaip tai pasireiškia. Visiškai paleisti pasipriešinimą, atsiverti tam gyvenimo tyrumui, pilnai pasitikėti jo tėkme, nes į tai sueina visa begalybė, visas begalybės intelektas visada susitinka šioje esamojoje akimirkoje. Ir todėl išmintingiausia yra pirmiausia tą akimirką priimti tokią, kokia ji yra. Tada pajausti tą vientisą energijos tėkmę ir tada kadangi tu vis tiek esi kaip šitas žmogus su savo individualia valia, tu vis tiek esi šitos vientisos gyvenimo išminties ir meilės sudedamoji dalis, tai įeina ir tavo individuali valia. Tai kada tu pajauti tą vientisumą, kada per tą pasidavimą, tos kažkokios dirbtinės baimė grįstos kontrolės paleidimą, tu pilnai priėmi save kaip visą beribę gyvenimo visumą, tada tu taip pat atskleidi savo, vėlgi, tikrąją širdies intenciją, tikrąją širdies valią ir tada tu gali labai lengvai su švelniausiu prisilietimu tą visą beribę gali pakreipti tinkamą linkme. Pakreipti tą linkme, kuri jaučiasi
harmoningiausiai, vėlgi iš akimirkos į akimirką. Ir taip, tai yra apie balansą. Atrasti tą balansą ir vienybę tarp vyriškos ir moteriškos energijos, kuri yra mumise visose, nepriklausomai nuo to, kokios lyties yra kūnas. Ir tai nereiškia, kad tu turi būti kaip atrodyti kažkokiu tais būdu, fiziškai arba kažkaip elgtis, kad atrodytum subalansuotas, bet tai yra iš tikrųjų balansas energetinėme lygmenyje. Tai yra balansas tarp tos priėmimo ir davimo energijos. Tik tais tiek. O kaip tai išsireiškia per kiekvieną individą, tai jau yra vėlgi to individo širdies valia. Tai tiek šiam kartui ir iki sekančio. Laimingai.